Balsuojam, gal nebalsuojam, nes aš chaosą. Ar gerai dar šitą pamoką Seno testamento? Gerai. Mes kalbame apie provaizdį ir kalbame apie tai, kad tai gerai susijęs su istoriniu faktu ir gerai iliustruoja dvasinę tiesą. Pirmas, Adomas provaizdis to, kuris turėjo ateiti. Provaizdis to, kuris atėjo ateiti. Mes skaitome Romiečiam 5:14, kaip jūs matote, eilutės pabaigoje Adomo, kuris buvo būsimojo provaizdis. Tai žvaigždutėje Adomas yra būsimojo provaizdis. Adomas yra būsimojo provaizdis. Kristaus be abejonės. Raštas taip sako. A mažytė raidė, abu į šį pasaulį atėjo stebuklingų būdu. Turbūt sutinkate, ne? Kristus atėjo stebuklingų būdu, mergelė pradėjo su šventosios dvasios pagalba. Adomas buvo sukurtas stebuklingų būdu, ar ne? Paėmė žemės dulkių, nulipdė, įpūtė gyvybės kvapą. Pabandykite tai padaryti šiandieną grįžę namo. Abu stebuklingų būdų sukurti. Pirmas, Adomas buvo sukurtas iš žemės. Adomas buvo sukurtas iš žemės. Antras, Kristus priėmė kūną su šventosios dvasios pagalba. O Kristus priėmė kūną su šventosios dvasios pagalba. B mažytė raidė, kada kalbame apie tam tikrus provaizdžius, abu pradžioje buvo be nuodėmės. Skirtumas tik tas, pirmas su skliausteliu, Jėzus visada išliko be nuodėmės. O antras su skliausteliu, ką galim pasakyti apie Adomą, nusidėjo. C mažytė raidė, abiems pavestas viešpatavimas. Abiems pavestas viešpatavimas. Pirmas, Adomas viešpatavo senai kūrinijai. Jisai viešpatavo senai kūrinijai. Kristus viešpataus naujai kūrinijai. Antras, Abelis ir viešpats Jėzus Kristus. Žvaigždutė Abelio auka nurodo į Jėzaus Kristaus priimtiną auką Dievui. Abelio auka nurodo į Kristaus auką, tai yra priimtina auka Dievui. Trečias, Melchizedekas ir Kristus. Melchizedekas karalius ir kunigas. Mes žinome tai iš pradžios knygos. Salemo karalius aukščiausiojo Dievo kunigas. Hebrajam laiške 7 skyriui 1 eilutėj vėlgi parašyta, kad Melchizedekas karalius ir kunigas. Taip. Ir C mažytė raidė mes turime pamokymą panašus į Dievo sūnų. Panašus į Dievo sūnų. Labai daug pradžios knygų yra panašumų tarp Juozapo ir Kristaus, mes labai greitai juos apžvelgsime. Pirmiausiai, kada kalbame apie šituos du asmenis, A mažytė raidė, abu buvo ganytojai. Juozapas ganė avis, o Kristus pristato save, aš esu gerasis ganytojas. B. Kitas puslapis. Abu mylėjo tėvas.
Izraelis, tai yra Jokūbas, mylėjo Juozapą, o Mato 3 skyriui po Kristaus krikšto Tėvas pasakė, šitas mano mylimas sūnus. C mažytė raidė, kada galvojama apie Juozapą ir Kristų, abu buvo nekenčiami. Abu buvo nekenčiami. D mažytė raidė, abu buvo siųsti. Jokūbas siuntė Juozapą pažiūrėti, ką darė broliai. Tėvas atsiuntė sūnų atpirkimui. E. Prieš abu buvo surengtas sąmokslas. Broliai surengė tai prieš Juozapą. Ir mes žinome, kas buvo surengta prieš Kristų. F mažytė raidė, abiejų rūbai atimti. Broliai nutraukė margąjį apdarą. O kada Kristus buvo ant kryžiaus, jo rūbus dalinosi. G mažytė raidė, abu buvo parduoti už vergo kainą. Abu buvo parduoti už vergo kainą. Tiek vienas, tiek kitas. H mažytė raidė, abu buvo nuvesti į Egiptą. Abu buvo nuvesti į Egiptą. I mažytė raidė, su abiejais buvo Dievas. Su abiejais buvo Dievas. Mes skaitome apie Juozapą, viešpats buvo su juo. Ir taip pat Kristus sakė, su manimi yra Tėvas. J mažytė raidė, abu buvo gundomi. Juozapą gundė Potifaro žmona, Kristų gundė šėtonas po jo pasniko dykumoje. K. Abu buvo suimti. Juozapas kalėjo ir Kristus surišę nuvedė pas Poncijų Pilotą. L mažytė raidė, abu nesipriešino. Nei Juozapas priešinosi, kada jį pasodino į kalėjimą, ir Kristus nesipriešino. Sako, jis buvo kaip ėriukas, kuris kerpamas ir netvėrė savo lūpų. Abu priėmė sargas. Abu priėmė sargas. Senajame testamente apie Juozapą, kada skaitome, jisai rado kalėjimo viršininko akyse malonę. Po Kristaus mirties tas žmogus, kuris budėjo šimtininkas, sakė, šitas iš tikrųjų yra Dievo sūnus. N mažytė raidė, abu buvo tarp dviejų kalinių. Juozapas kalėjime, atsimenat, vyno pilstytojas ir duonkepys. Kristus ant kryžiaus iš vienos pusės ir iš kitos pusės nusikaltėliai. O prie abiejų vienas žmogus buvo išgelbėtas, kitas prarastas, turbūt atsimenat, ar ne? Vienam išaiškino sapną ir vyno pilstytojas grįžo į tarnybą, duonkepys buvo užmuštas. Vienas nusikaltėlis ant kryžiaus atgailavo, kitas sakė, tai jeigu tu čia Kristus, tu išlaisink. Ir pražuvo. P mažytė raidė, kada mąstome apie šitos du žmonės, abu išaukštinti po kentėjimo. Po kalėjimo Juozapas patapo svarbiu žmogumi Egipte. Kristaus vardas išaukštintas labiausiai, prieš jį priklaups kiekvienas kelias danguje ir žemėje. Dar keli panašumai. R mažytė raidė. Abiejų nuotakos ne iš Izraelitų. Turbūt atsimenat Juozapo nuotaką. Jis vedė Egipte. Ir Kristaus nuotaka yra surinkimas. Tam tikri Izraelitai gali būti surinkime, bet mes dabar kalbame kaip apie tautą Izraelį. Tai nuotakos ne iš Izraelitų.
S mažytė raidė abiems buvo 30 metų, kada pradėjo tarnauti. Pradžios 41 sako, Juozapas buvo 30 metų, kai stovėjo faraono akivaizdoje. Luko 3 sako, Jėzui buvo apie 30 metų, kai jis pradėjo veikti. Įdomus irgi panašumas. Tai mažytė raidė. Juos abu aplanko visos žemės tautos. Pradžios knygoje, kada atėjo badas, iš įvairių kraštų žmonės ėjo į Egiptą pas Juozapą. Kada mes skaitome apie Kristaus valdymą Izaijo knygoje, paskutinėmis dienomis visi eis ten, kur Viešpaties kalnas, Jeruzalė, ir Kristus juos mokys. U mažytė raidė. Abu prarasti broliams kažkuriam laikui. Abu prarasti broliams kažkuriam laikui. Juozapas po kažkurio laiko susitiko su savo broliais. Ir broliai Kristaus, tai yra Izraelis, vieną dieną su juo susitiks, bet kažkuriam laikui jie būtų prarasti. Ir V mažytė raidė, abu atleido savo broliams. Abu atleido savo broliams. Juozapas atleido savo broliams. Zachario 12 skyriui pranašystė sako, kad Kristus atleis Izraelį. Jūsų pastebėjimai, nuomonės, komentarai prieš pradedant 8 mėnesių, kada kalbame apie šitos panašumus, provaizdžius, kuriuos sutinkame pradžios knygoje. Bet iškart kyla mintis, kad Judui tai nebus atleista, kuris išdavė. Kaip sako? Kyla mintis, kad Judui nebus atleista, kuris išdavė. Bet abejonės, kad ne, nes raštas labai aiškus šitoje vietoje. Labai vyrai nužeminti, kaip pagalvojame. Iš moters sėklos gimė atpirkėjas, vyras sukurtas iš žemės, dūktų, moteris iš vyro, vyras kažkokia pereinamoji masė tik tai. Kas mums nukristus buvo vyras, bet jisai jau kitoks. Tai mes kažkur ten būsim vėl pergyventi. Man dar liko vienas saldainis. Bet aš labai gerai suprantu, ką jūs sakote. Mano žmona nors iš Šonkaulių, aš tikrai tas žemės masės gabalas. Bet ir yra skirtumas, ar ne, iš tikrųjų. Tikiuosi pergyvensime tai, Gintarai, kaip. Aš turiu čia vienintelę vietą Bibliją, kur parašyta apie moters sėklą, nes moteris neturi sėklą. Aš suprantu, ką jūs sakote. Bet čia, žinokit, irgi yra vertimo reikalai, nes moteris turi savo, kaip pasakyti, dalį, kuri verčia sėklą, nes vyriška tradicija buvo rašymo. Bet tai yra, galim vadinti kiaušialąstėm ar dar kom nors, bet apie tai kalbam. Bet Jonės, labai neįsime į tai toli, aš suprantu visus argumentus išsakytus. Kas dar, mėlyjeji, be sėklų kokie reikalai? Be kūrinės. Gerai. Pradžios knygos pagrindai. Kada mes skaitome šitą knygą, pradžios knygos pagrindinis žodis, pirmas kitame puslapyje pradžios. Pradžios. Tai yra pagrindinis žodis šitoje knygoje, pradžios. Pradžios knygoje apie daugą parašyta pirmą kartą. Išvardinkite savo, galite sakyti dabar draugam ir jūs užsirašykite, apie ką pirmą kartą parašyta pradžios knygoje. Tai kaip pradžia ir tas žodis daugiskaitoje, pradžios. Apie dangų pirmą kartą parašyta. Apie šviesą pirmą kartą parašyta. Žemę. Apie Dievą, pradžioje Dievą. Apie Dievą mums pirmą kartą parašyta. Apie žmogų. Apie žmogų pirmą kartą parašyta. Apie nuodėmę pirmą kartą parašyta.
Tavęs čia pradžia. Apie ką tai? Mirti. Apie tvaną pirmą kartą parašyta. Apie Babelę pirmą kartą. Apie gyvūnus pirmą kartą parašyta. Apie mirtį. Apie mirtį pirmą kartą parašyta. Užpildėt jau? Ne, dar Kristus. O apie šėtoną galima? Pirmą kartą parašyta mums be abejonės. Apie santuoką pirmą kartą parašyta. Apie miestus pirmą kartą parašyta, kaip Kainas išėjo. Apie meną pirmą kartą parašyta, kada skaitome Pradžios knygos 4 skyrių. Apie Kristų pirmą kartą parašyta. Apie kalbą pirmą kartą parašyta. Apie auką pirmą kartą parašyta. Ir T, ar ne? Taip toliau. Pradžios knygos pagrindinės eilutės, be abejonės Pradžios 3:15 ir kur pirmas pažadas apie Mesiją Biblijoje. Tai yra pirmas pažadas apie Mesiją Biblijoje. Ir antras Pradžios 12:3 pažadas Abromui, išsipildymas Kristuje. Pažadas Abromui, išsipildymas Kristuje. Pagrindinis skyrius šioje knygoje yra 15. Skyrius. Pirmas, kaip mes kalbėjome, labai svarbi sutartis šiame skyriuje, sutartis su Abromu. Antras, Pradžios 12:1-3, Dievas davė sutartį. Dievas davė šitą sutartį. Toliau mes jau kalbėjome Pradžios 15, sutartis ratifikuota arba patvirtinta. Sutartis ratifikuota arba patvirtinta. Ketvirtas, Izraelis šioje sutartyje gavo konkrečius pažadus. Išvardinkite savo juos, nes pamažyti raidė žemė. Atkreipkite dėmesį Pradžios 15:18, antra dalis eilutės. Tavo palikuonims atidaviau visą žemę nuo Egipto upės. Kokia šalis mums asocijuojasi su Egiptu? O, čia ir yra Egiptas. Nilo upė, atsiprašau. Iki Eufrato upės. Kokia šalis su Eufrato upė? Jums asocijuojasi, kada mastote? Iranas. Irakas daugiau, ar ne? Kada kalbame apie Biblijos laikus. Tai šita žemė priklausys Izraeliui pagal pažadą. Vieną dieną. Sutartis pilnai neišsipildė, bet jūs matote, kad Dievas pažadėjo. Ką bombarduoja? Izraelį? Ne, Iraką. Iraką? Aišku. Izraelį. B mažytė raidė, atsiminkite savo, pasikartokite. Antras pažadas sutartyje. Palikuonis. Padarysiu tavo palikuonių tiek daug. Ir trečias pažadas yra palaiminimai. Palaiminimai. Čia yra knygos pagrindai. Palaiminimai. Pradžios knygos planas labai greitai. A didžioji raidės sukūrimas. Pirmas, Dievas sukūrė viską. Antras, jis sukūrė augalus, gyvūnus, žuvis, paukščius. Bet žmogų trečias, jisai sukūrė pagal savo paveikslą. Jisai sukūrė viską, bet
Žmogų Dievas sukūrė pagal savo paveikslą. Jūsų katė nesukurta pagal Dievo paveikslą. Labai gražus Dievo kūrinys, bet ne pagal Dievo paveikslą. Šuo labai gražus Dievo kūrinys, mes jais džiaugiamės, prižiūrim kaip Dievas moko, bet ne pagal Dievo paveikslą. Žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą. 4. Turime labai svarbią atsakomybę atstovauti Dievo šioje žemėje. Turime labai svarbią atsakomybę atstovauti Dievą šioje žemėje. Didžioji raidė labai greitai Adomas. Ir čia mes turime Adomo Ievą, Kainą ir Abelį ir Adomo palikuonis. Kada Dievas sukūrė Adomą ir Ievą, jie buvo be nuodėmės. Jie buvo be nuodėmės sukurti. B. Jie tapo nuodėmingi, kai nepakluso Dievui, suvalgė vaisių nuo medžio. Suvalgė vaisių nuo medžio. Kaip sakote? Dar. Dievo išpartimas buvo čia Adomui ir Ievai. Čia buvo Dievo nurodymas Adomui ir Ievai. Taip, bet išbandymas kaip jo. Dievas kaip per laisvę yra žmogų, kol laisvė yra aktus. Kurie prasme mes pasakytume žmogaus laisvėje. Bet jis Dievas paliko laisvę pasirinkimą žmogų. Jie turėjo laisvą pasirinkimą tol, kol buvo nenusidėję be abejonės Edeno sode, nes buvo nenuodėminga prigimtis. Bet tai buvo Dievo gerumo nurodymas žmogui. Iki nuodėmės, kada jie jau buvo sukurti ir buvo patalpinti Edeno sode, bent kaip aš studijuoju pradžios knygos 1 ir 2 skyrių ir 3 skyrių, jie gyveno pagal Dievo nustatytas vertybės. Jeigu mes tikime, kad Dievas yra šventas, visagalis, visur esantis, viską žinantis, geras, maloningas, mes turėtume sutikti, kad jo vertybės yra pačios geriausios. Atėjo šėtonas ir jis pasakė, jeigu jūs suvalgysite šitą vaisių, jūs tapsite kaip dievai. Nagi žmogui patinka šitas žodis. Vieną kartą buvau pas vieną savo pažįstamą Vokietijoje ir man buvo labai įdomu stebėti jo reakciją. Žinot, kad kada nusiperkate rūbą, ant rūbo būna etiketė, ne? Kur nurodo firmą. Mano draugo vardas Vokietijos yra amerikietis misionierius Jeff. Ir taip gavosi, kad jisai nusiėmė savo megztinį, kurį tuo metu vilkėjo, kada mes kalbėjom. Ir ant etiketės buvo parašyta firma, kuri gamina tą megztinį. Bet čia ne viskas, čia tik vienas žodis. Čia kompanijos pavadinimas, Lord Jeff, ir jisai mūsų nuodėmingumas, kuris dar išlieka, visą tai į tai reaguoja.
Bet tai, kas įvyko čia, jūs būsite kaip dievai. Ir nuo šitos vietos žmogus pradėjo gyventi pagal savo vertybių sistemą. Ir aš dėkingas už Gintaro teiginį padarytą šiek tiek anksčiau. Man labai reikia pagal savo vertybių sistemą paaiškinti Dievą, ar ne? Aš turiu būtinai dabar viską sutalpinti į savo vertybių sistemą, kad čia ir kyla problema. Jis sakė, nevalgykite vaisiaus nuo medžio pažinimo gėrio ir blogio. Ar Dievas norėjo nuo jų nuslėpti, kas yra gėris ir blogis? Jokiais būdais ne. Tik Dievas turi savo būdus, kaip tu gali apie tai sužinoti ir kaip tai gali pažinti. Bet po nuodėmės mes turime savo sistemą ir mes sakome, aš irgi Dievas. Ir aš pagal šitą sistemą gyvensiu. Ir mes matome, kokia tai yra ta sistema ir kas iš jos gaunasi. Žmogus pasirinko savo sistemą, nes jam šitas teiginys labai stipriai patiko. Galima dar klausimą. Švairina? Čia kažkoks tai kaip ir stebuklas, ir sukūrė žemę, čia tikra žemė. Ten mėnulis šitas, medžiai visi. Taip išeina, kad tam sode buvo visi normalūs, ten visi tie medžiai, o tu stebuklingi. Gyvybės medis ir va šitas pažinimo. Nes kai tu paimi, suvalgai kažkokį, tai neįvyksta kažkoks tai stebuklas, bet va šitas, reiškia, stebuklingas vaisius buvo. Aš daugiau gal šitoj vietoj pritarčiau, ką Gintaras sakė anksčiau truputėlį. Aš tikiu, kad mes šitoje vietoje, kad nenueitume labai kažkur toli, mes turime tam tikrą simbolinę kalbą, ką Dievas nori pamokyti ir ką Jisai nori parodyti. Tai aš labai nesusikoncentruočiau į tai, kad ten kažkas buvo labai stipriai stebuklinga. Tai paprasčiausiai buvo Dievo nurodymai dėl tam tikrų medžių toje vietoje. O kitas dalykas, ką aš turėčiau sąžiningai paminėti ir atvirai, Biblija mums nenusako detalėse, kiek ten buvo stebuklų, kiek ten nebuvo stebuklų. Tada ir mums gerai per toli nenueiti šitose dalykuose. Esmė nemelis, o Dievo nurodymas. Be abejonės, labai svarbu visada pastebėti esmę, nes mes linkę pastebėti visus tuos ar ne pašalinius dalykus. Bet aš suprantu, jūsų klausimas geras. C mažytė raidė. Dėl Adomo ir Ievos nepaklusnumo mes galime suvokti, kokia baisi yra nuodėmė ir kokie kartus yra jos vaisiai. Kokia baisi yra nuodėmė ir kokie kartus yra jos vaisiai. Tada ta nuodėmė, kaip sakoma, nepataikymas į tą taikinį. Čia vienas iš hebrajų kalbos, kad nuodėmė yra nepataikymas į taikinį. Dievo vertybės nustatytos. Mes ir negalime pataikyti į taikinį patys. Į taikinį pataikai dėl vieno asmens. Tai yra Jėzaus Kristaus atpirkamosios aukos. Daugiau tu negali pataikyti į taikinį. Jūs pasižiūrėkite, prašau, su manima labai greitai kelias eilutes pamąstymui. Romiečiam 3 skyrius. Kas galite Romiečiam 3 skyriuje perskaityti 9 eilutę garsiai visiems prašau. Romiečiam 3:9. Tai kągi, ar mes turime pirmenybę? Visai ne.
Juk jau įrodėme, kad žydai ir pagonys visi yra nuodėmės valdžioje. Ačiū. Kas turi pranašumą? Kas turi pirmenybę? Įrodymas aiškus, kad visi yra nuodėmės valdžioje. Kas galite paskaityti 10 eilutę, prašau? Kas 10 eilutę galite paskaityti? Kaip parašyta, nėra teisus nei vieno. Kas yra teisus iš žmonių? Nei vienas. Ką reiškia šitas žodis teisus? Nėra teisaus nei vieno. Tas, kuris vykdo įstatymą. Nei vienas žmogus negali atsistoti teisaus Dievo akivaizdą ir sakyti, aš pateisintas savo teisumu. Tiesiog Biblija sako, kad tokio nėra, kuris galėtų atsistoti ir sakyti, aš teisus ir galiu būti pateisintas. Ir ta frazė, kurią mes dažnai koledže naudojame, kurie seniai mokotės, mes dabar galime padaryti aukojime Biblijos koledže. Šitas puodukas aukų surinkimas gali būti, ar ne? Ir aš galiu paprašyti aukojimo metu dabar sudėti į šitą puoduką kiekvieno iš jūsų teisumą. Ateinu ir sakau, Valiau, dėk savo teisumą, Viktorija, Danutė, Audra, Mikai, Violeta ir taip toliau. Ir po to po aukų surinkimo šitų teisumų atnešu šitą puoduką į priekį. Ir čia sudėtas visų teisumas. Mes nesugebėtume nei vieno žmogaus nusiųsti į dangų. Per šitą sudėtą teisumą. Nes vienintelis teisumas, kuris tenkina Dievą, tai yra Kristaus teisumas. Nėra teisaus nei vieno. Prašau, paskaitykite 3 skyriui 11 eilutę. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Tai nereiškia, kad visi žmonės būki yra labai protingų žmonių. Yra labai protingų žmonių. Apdovanotų gerų protų. Yra, kurie rašo veikalus, yra, kurie sukuria dalykus. Jie labai protingi, bet nėra išmanančio kalbą dvasiniai srity. Kad aš miręs nusikaltimuose ir nuodėmėse. Ir kas yra įdomu, toliau sako, nėra kas Dievo ieškotų. Tai labai aiškiai pasakyta ir 12 eilutėje sako, visi paklydo ir tapo netikusiais. Nėra kas darytų gerą, nėra nei vieno. Tai nereiškia, kad žmonės nedaro gerą, kai kurie nuveža į labdarą pinigų, rūbų, maisto. Bet kalbama dvasinėje srityje, kad tu nieko negali padaryti gero, kas patenkintų Dievą dėl išgelbėjimo. Visa tas geras, kas padaryta yra ant kryžiaus, kada žmogus patikė Kristaus auką. Tai mes vėlgi matome būseną žmogaus, kokia jinai iš tikrųjų yra. Ir neišliktų tokia liūdna, jeigu nebūtų atperkamosios Kristaus aukos. O Jobas šitame fone koksai, kaip tai jį galima būtų? Gerai, nupieškite šitame fone Jobą ir mes pakalbėsim. Jisai teisus? Kuria prasme? Paskaityti? Žinoma, paskaitom Jobo 1 skyrius. Jis buvo tobulas, jis teisus vyras, mylėjo Dievą. Tai malačius, kad jis buvo tobulas, atsiverčia Jobo 1 skyrių. Prašau, paskaitykite Jobo 1 skyriuje 1 eilutę. Jobo 1:1. Uzo krašte gyveno vyras vardu Jobas. Jis buvo tobulas ir teisus vyras, bijojo Dievo ir vengė pikto. Gerai. Adomą ir Ievą nutrinam. Dabar pakalbam visi apie Jobą šiek tiek. Tobulas.
O aštuntoje rašo, juk žemėje nėra nei vieno jam lygaus. Tvarkoj. Mes dėl to labai džiaugiamės, kad Jobui žemėje nebuvo nei vieno lygaus. Gerai, grįžkime prie pirmos skyriaus pirmos eilutės ir grįžkime prie šito žodžio tobulas. Pakalbėkit su manimi. Tobulas. Būkite tobuli, kaip jūsų dangiškas tėvas yra tobulas. Būkite tobuli, kaip jūsų tėvas yra tobulas. Tai yra siekiamybė, tai kiek jisai galėjo, ir ypatingai toje kartoje, ir tame krašte jisai buvo uoliausias galbūt dėl Dievo, bet Dievo standartą visiškai neišpildė. Na gerai, labai fainos mintis. Ką dar pasakytume? Tobulumas ir teisumas. Jokūbo laiškas. Nes jis gyveno prieš Abraomą. Nu, ir? Ir jis turėjo viltį Dievę dėl būsimo Mesijo, jis gyvena to tikėjimu, nes kaip vėliau rašo jis savo kančiuose, sako, vis tiek žinau, kad mano tikėjas gyvas ir galiausiai jis atsistos ant žemės. Jis tikėjo to Mesiju, kuris atėjęs. Gerai. Jokūbo 1:4. O ištvermėte subręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys. Ir jis kaip šeimos kunigas, jisai darė viską, kad jis aukojo už vaikus, už sūnus. Tai jis bandė tiek, kiek įmanoma tikti Dievui. Savo požiūrį dėl šeimos. Bet to tai buvo Senas testamentas, įstatymo laikotarpis, tai Čia prieš įstatymo Jobo knyga. Tai yra pirma knyga.